Pagaliau galiu tau jį pristatyti. Mano Šarūnas. Gabija, mano geriausia draugė. Oi, patikėk man, irgi labai malonu. Virginija apie tave tiek daug pasakoja, bet vis kažko nerodo. Gal bijo, kad kas pavogs? Nu, baig, Gabija. Šarūnas tiesiog labai daug dirba. Jis turi labai mažai laisvo laiko. Tiesa, architektas, tai Virginija minėjo. Taip, dirbau vienai Londono kompanijai, tai dabar labai daug projektų. Bet sakot, kad patiktų moteriai turi būti gražus, turtingas ir protingas. Arba katinas. Tai aš labai tikės, kad tas pirmas variantas. Nu taip, šmaikštu. Gabija studijuoja aktorinį, už tai pas ją toks geras humoro jausmas. Na, bet taip visada mąsto. Tai būsima aktorė. Sunki profesija. Priklausoma labai, sakau. Aš nesiruošiu nuo nieko būti priklausoma. Žiūrėkit, einu aš pažiūrėsiu, ar iš to jau iškepė, o jūs kokie sakysit. Brangusis, žinok, patiekalas, tai mama tau. Na, tai papasakok, koks ten architektūrinis šedevrus kursi mūsų mieste? Nieko ypatingo. Tikrai būtų tau nuobodu klausytis. Bet man labai įdomu, ką jūs studijose darote. Dainuoja, šoka, ko dar ten moka. Na, vaidyba yra svarbiausia. Specialybė yra pagrindinis dalykas, žinai. O dar be to visokių įdomių nesąmoningų dalykų. Fektavimas ir sceninių kovų. Sceninių kovų? Taip, aš moku 4 smūgius koją, 1 pakirtimą ir 3 gynybinės pozicijas. O, įspūdinga. Nori, aš neparodysiu, stokis. Dabar? Nu, stokis, tai jau čia kelias neparodysiu. Nu, tu ginkis. Bet ginkis, nu, normaliai. Va čia bus smūgis, Maja, keli. Pasiruošęs? Kaip? Kaip? Patiko? Dabar antras smūgis. Čia tai buvo apšilimas. Tu dabar ginkis. Taip. Antras smūgis yra Malaš. Oi, atsiprašau, aš tikrai nenorėjau. Ar labai? Ką visą tai reiškia? Ne, nu, čia tai juokinga situacija. Tik tau čia juokinga, Gabija. Aš ruošiu visiems valgyt, o tu su mano vaikinu volioja. Taip, suprantai, man labai dėl smūgių koją. Ką jinai tavo rodė? Koją? Tu aš tokį parodysiu smūgių koją. Ne, nu čia nesusipratimas. Mūsų draugystė nesusipratimas. Štai ką aš tau pasakysiu. Niekada tavim negalima pasitikėti. Žinai ką, nusiramink, susiskambinsim tada ir pasikalbėsi, aš išeinu. Tu niekur neisi. Aš išeisiu, galit pasilikti ir treniruoti savo smūgius. Pati tu niekur neisi, išleisk mane, aš einu lauk. Tu man, aš tau jau kiek sykį sakiau, aš išeinu, tu pasilik, čia tavo namai ir išeinu aš einu. Bet aš tikrai jam rodžiau Malašą, smūgį kojom. Sveika. Na, tai papasakok man ką nors, kaip tau sekasi? Gerai. O kaip diena praėjo? Tai niekur nepasakok. Nepyk, neturiu ką pasakoju. O vakare kur nors eisi? Taip, į vakarėlį su drauge. O su kokia drauge?
Nustokia, mama, ko prikibai, nematai, kad užsiėmusi? Eisiu pas tokią vaivą. Užsiokia mama. Linksma, faina panelė. O gal rytoj į sodą nuvažiuojam? Mama, tu nežinai mano užimtumo. Neturiu už tokiem dalykam į sodą važiuoti. Bet mes ten taip seniai nebuvo. Neturiu tam laiko. Tai su Ervinu vakarėlėse. Mama! Taip, su Ervinu. Aš žinau, kad jis tau nepatinka, bet čia ne tavo reikalas. Bet jis man toks nepatikimas, atrodo. Mama, taip! Aš žinau, kad jis tau nepatinka. Bet tu gal vieną kartą susitaikai, kad aš suaugau ir gyvenu savo gyvenimą. Einu kur noriu ir su kuo noriu. Viskas. Viskas užaugau, mama. Tai jeigu tu jau užaugai, tai aš ir kalbėti su tavim negaliu. Nu, nepyk, bet tu tokia įkėlį pasidarėjai. Aš suprantu, kad tu nori kažko rūpintis, bet gal kokį šunį įsigijo. Ką tai reiškia? Kas atsitiko? Aš nesupratau. Tu verki? Aš tiesiog... Ervinas mane paliko. Telefonu? Tiesiog paskambino ir pasakė. Niekšas. Negalėjo akis pasakyti. Turbūt bijojo mano. Kas sužinos? Kas sužinos? Atsimeni tą vaivą pasakė? Jie nusprendė būti kartu. Ir dar paprašė, kad čia jau vakarėlį jos nebūčiau. O tu bent įtari? Nežinau. Gal buvau. Bet taip žiauriai kaip šuniuką, kokį nereikalingą paliko. Nu, ašgi tau sakiau, kad jis kažkoks... Mama, gali, bet tų visokių aš tau sakiau. Tu tik nusiramink. Nebūk nervinai. Tugi verta daug dėlesnė. Ir suprantu aš tave, kad dabar tau labai viską. Nu, labai. Bet tu pasakai, nu tikrai taip. Mama, nu ką? Žinok, reikia to. Oi, taip, labai ačiū. Kokia aš štai? Na, kam taip apie save? Liūdus vakaras, ar ne? Taip, tik šiek tiek šaltokas, sakyčiau. Tai gal laimi išgerti arbatos arba karšto vyno? Ai, ne, šį vakarą negalėsiu, atsiprašau. Labai daug darbų universitete. O tai ką studijuoji? Meno istorija. Mytė, kreipsiuosi. Ir ką tokio netidėliotino, tu privalai nuveikti šį vakarą, jeigu nepaslaptis? Dabar rašau bakalaurinę apie Van Gogą. Van Gogas? Tai daug apie tave pasako. Ką? Nu, matyt, mėgsti
ryškias spalvas, tikiuosi tikrai gailė, kad gyvenime. Manau, kad taurė karšto vyno labai padėtų mintim apie Van Gogą. Nagi, o jūs atkaklus. Nepykit, bet ne. Atkaklus. Na, bent jau duok savo telefono numerį, aš gal kurį vakarą paskambinsiu ir gal aš nurungsiu tuos Van Gogus, Gogenus, kas ten dar, Mikelandželus, ir vis dėlto pavaišinsiu tave kažkaip. Na gerai, numerį duosiu. Vardas koks tavo? Giedrė. Labai tau tinka. Ir aš tau pamajakinsiu. Aš antras, tarp kitko. Tai nebūtina. Kaip tai nebūtina? Būtina, kad išsaugotum mano numerį, turėtum. Bet aš dabar neturiu su savim telefono. Jūs man vėliau paskambinsit, gerai? Sveiki. Čia Giedrės telefono numeris. Čia pataikiau. Prašau. Tai ką visą tai reiškia? O kodėl aš turėčiau teisintis? O tai nepaprašiau buvo pasakyti ne, nei duot ne tą telefono numerį. Aš bandžiau, tai jūs iš pirmo karto nesuprantat. Prikibot to savo karštų vynų. Aš taip stengiausi, o tu višta. Tai išeidinėja. Iš viso, ko aš čia prisikabinu? Tai kad tu maivaisi, tu mažvaikė. Karšto vyno jie nenori. Tu kažkaip žmogiškai kalbėk, o ne tokius šposus kvies. Višta. Prisiraminkit gal. Prisikabinau aš prie jos. Ne, nu, iš tikrųjų, mažvaikė. Tai jeigu nesutinki, tai ir sėdėk sau čia. Nes, žinai, niekas tave nepažiūrėtų ir aš į tave nepažiūrėčiau. Atrodytų pasižiūrėkai. Prisikabinau prie jos aš. Nu gerai, sėdėk čia sau. Na taip, Audris. Tikrai Audris. Taip, sakoma, kad kiekvienas žmogus panašus į kažkurį gyvūną. Mama, aš norėčiau... Mama, man labai patiko liūtas, aš norėčiau būti panašus į liūtą. Taip, jis įspūdingas buvo. Jis toks ramus buvo, po to taip pribėgo drabuotų ir taip... Ramiau, Rapolai, ramiau. Iš pradžių įsigandau, po to supratau, kad taip reikia. Gal nuramintumėt savo vaiką? Jis nieko blogo nedaro. Čia viešasis transportas pasikėlė. Mama, aš to gėdžiu. Nuraminkit savo žvėriūkštį. Jeigu jam tai ten patiko, reikėjo ir palikti. Jūros, privalo gėdžiu savo mamą. Taip, į narvą reikia. Ką tai reiškia? Aš liūtas ir gyniau savo mamą. Nusiraminėjau. Prašau visų paruošti bilietėlius. Už pavojingų gyvūnų vežiojimą reikia atskirą baudą imti. Aš savo darbą žinau, nekomentuokite. O jūs, ponė? Prašau, praeik su manimi raudonų autobusiuką. Nesugrįžęs negalioja. Tai visiška nesąmonė. Mano kortelė papildyta. Aparatas rodo, kad negalioja. Prašom praeiti. Aš kortelę papildžiau. Aš niekur neisiu. Prašom su manim praeiti. Aš niekur neisiu. Prašom praeiti autobusiuką. Nu ką, einam. Aš taip šito nepaliksiu. Aš jūs į teismą paduosiu, kad nesusitvarko su savo aparatais.
Labadiena. Labą dieną. Atsiprašau, gal galėtumėte čia nerūkyti, čia juk bendra laiptinė. Gal jau galėčiau? Ačiū. Nesupratau. Jūsgi sakėte, kad nerūkysite. Aš taip nesakiau, aš sakiau, galėčiau nerūkyti. Tai jeigu jūs galėtumėte nerūkyti, tai prašau, nerūkykite. Būtų labai malonu. Jums nemalonu? Atsiprašau. Na, jums nemalonu, kad aš rūkau? Na, kaip čia pasakius, šiaip tai ne, man nemalonu. Jūs mane tikriausiai blogai supratote, juk čia bendra erdvė. Žinoma, aš viską kuo puikiausiai supratau. Tiesiog mes kiekvienas darom tai, kas mums malonu. Ta prasme. Na, aš rūkau, kad atkreipčiau jūsų dėmesį. Na, man tai malonu. Dėmesį? O kam jums tas mano dėmesys? Na, mes galėtumėm gal ką nors. Jūs priekabiaujate prie manęs. Kaip jums atrodo? Na, aš einu laiptinėje namo. Jūs stovite, kabinėjatės prie manęs. Ir dar rūkote. Ne. Va, neberūkau, suprantat, aš dėl jūsų. Galėčiau viską padaryti. Viską. Gal norėtumėt su manimi išgerti karštą vyną. Karštą vyną? Gal puikiai tas juokas gerai, gal tiek to nereikia karštą vyną. Aš nejuoką, aš visai rimtai. Matot, jūs va čia gyvenat 16 minutę, aš 12. Štai kam pasinorėčiau karštą vyną išvysti. Arba, ne, geriau einam į kokią nors kavinę. Aš nesuprantu, ko jūs prie manęs prikibote dabar. Aš pranešiu namo bendrijai, kad kažkoks ponas iš 12 buto prie manęs kimba ir dar rūko čionai. Panelė, nelygit, aš net negyvenu čionai. Ta prasme negyvenat. Tai jūs dar ir melagis? Ką visą tai reiškia? Ne visai. Na, čia toks kaip ir melas vardant gražaus tikslo. Gražaus tikslo? Tu aš jums duosiu gražų tikslą. Nešdinkitės iš čia. Panelė, jūs tokie miela, tokie pikčiūna. Gal jūsų vardas Audra? Tu aš jums būsiu raudrai ir viesulas. Grįžus rinkit savo nuorūkas, karštą vyną ir dinkit iš čia, kol aš policijos neiškviečiau. Viskas baigta. Supratai? Aš išeinu iš čia savo norų. Supratai? Tačiau. Savo norų. Labai gerai. Здесь. Проходите, дорогуша.
А вы по какому делу? Я ему пенсию по инвалидности принесла. Присаживайтесь. Сейчас я, минуточку. А Михаил Борисович где же? Михаила Борисовича сняли. Дело на него завели. Да что вы говорите? Значит, проштрафился. Ох, какой хороший человек был. Алевтина, неси сюда мешок для государства. Извините, вас как звать? Величайся. Лариса Игоревна. Ушлите с нами по-деревенски. Алевтина, ну где же ты? Давай. На стол накрывай. Да поживей. Вот. Ятенька, свининка, свежая, парная. Огурчики, помидорчики, все своего огорода, свежее. Ох. Где? Конягин. Позвольте, так это вы Конягин? Ну, в некотором роде я. Ну, как же так? Здесь же написано инвалид. Нету двух рук, по локоть, правой ноги, до самых ребер. Черт, это раз. Черепно-мозговая травма с последствиями на нервную систему и опорно-двигательный аппарат. Пневмония, глаукома. Фотография приложена. Я? Это ж Пашка Цегельман снимал, местный фотограф. Я вообще эту нацию не люблю. Не знаю почему. А я его полюбил всей душой. Вот как он мне фотографию сделал, ну прям понравился мне человек. Хочешь, говорит, я тебя еще глаза лишу. Профессионал, паскуда. Да вы знаете, что за это полагается? Вы же обманываете родное государство. Вы мое родное государство не трогаете. Вы тут человек новый. А я, можно сказать, за него все свое здоровье положил. Алевтина, тащи документы. Да у меня почетная грамота от самого Шурина Никиты Сергеевича. Шалишь? Меня на Микине не проведешь. Давай, Алевтина. Вот. Это контузия. Это травма. Это нога. Руки. Голова. Смотрите, смотрите. Все с печатями. И у вас руки. А по документам? Это какой-то абсурд. Да за такие вещи, я не знаю, под суд надо. В стране дети голодают, врачи, учителя, чиновники. А мы что, хуже? Не пугайте, пуганые. Чай не 37-й год? Не встревай, Алевтина. Лариса Игоревна еще молодой специалист. Она еще свое наверстает. Правда, Лариса Игоревна? Я напишу докладную. Я буду жаловаться в министерство. Немедленно дайте мне выйти. Не пущу! Ах ты, вертикботка европейская, хлёстница комендантская! Да ты скажи, что тебе надо? Мне? Мне нужен инвалид. Настоящий, а не по бумажкам. Без рук, без ног. Ах, инвалид! Алевтина! Неси топор! Неси топор, дура! Что ты, Сидор? Неси топор, пока
месяцем не пришел. Что вы хотите делать? Сейчас узнаешь. Нету правды в нашем государстве. Все чиновники испоганили, дожили. Уже печатям не верят. Руби! Как в бумажках написано, так и руби! По локоть! Ой, сыночка, ко мне! Тряпки неси! Под руки заворачивать будешь! Что за слышь, там кто пришла? Ну забей, пока не повыпала, сыночка, Держи давай, а то зарублю! мама! Убийца! Ну что же это? Ну, а смотри, неси. Да богущий! Есть что-то. Ой, ну что ты, сердечная, ну разве можно так? Вот пельмешек покушай. Пельмешки свои. Да, У тебя есть? А зарплата, небось, небольшая. Мясо-то на рынке покупаешь? А тут свое, свежее. Светелочку заколем. Так я тебе лучшие кусочки отложу. А помидоры-то наши. Помидор на всю округу славится. Сахарная. Попробуй ты помидор. Нравится? Побольше положу. Прям с куска. Ты первый листок? Не стесняйся. Нам почаще заглядывайте. Прям без дела, так, дружески. Не найдешь? И заверни. Чайку попьем, молочка парного. Наверное, себе смолодную. А то смотри, дрожишься. Давай, давай, я не пью. Ой, ну. Вот ты молодец! Ну, я сразу поняла. Ну что ж тут поделать, если нашему государству такие поганые людишки достались? Тут уж ничего не поделаешь. Исправилась. Шел мешок-то. Вам не донести. Но вы не волнуйтесь. Я вам до дома его сам, вот этими самыми руками донесу. А где в получении-то расписаться? Лариса Игоревна. У вас какими купюрами будет? Мы сдачу-то найдем. Да вы не волнуйтесь, ну что вы. Ну, чудненько. Ох, вот и ладненько. Вот и познакомились. Хорошая у вас должность, Лариса Игоревна. Народу близко, его чаяниям.
Святое дело, можно сказать. Адресочек ваш, будьте любезны. Вот как стемнеет, я по холодку вам мешочек и донесу. Еще хренку добавлю. Но хороший для засолов венок. Ах да, Лариса Игоревна. Чуть не забыл. В народе говорят, многодетным семьям новые годы полагаются. Настрогаем, Ларисенька. На бумаге сколько хочешь настрогаем. Но действительно, что нам, инвалидам? Норича и начнем.